Su nekantrumu noriu Jums pranešti apie dar vieną Juliaus laimėtą bylą. Trumpai Jums pristatysiu, su kokia teisinė problema šįkart susidūrė Juliaus klientė. Klientės dėdė, kuris buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, mirė Ispanijoje. Remiantis deklaruotų išvykimu, notarė atsisakė priimti klientės pareiškimą dėl palikimo priėmimo, nes laikė, kad palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta ne Lietuvoje. Sprendimas. Parengtas ir teismui pateiktas pareiškimas dėl palikėjo įprastinės gyvenamosios vietos nustatymo Lietuvoje. Rezultatas. Teismas tenkino mūsų reikalavimą dėl palikėjo įprastinės gyvenamosios vietos nustatymo Lietuvoje, kas lėmė, jog palikimo atsiradimo vieta po palikėjo mirties pripažįstama Lietuvoje, o notarė įpareigota priimti klientės pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Jei kyla klausimų dėl turto paveldėjimo, su Juliumi galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.